Sveiki atvykę į Womex ir labai malonu, nes čia matote jungtinį Baltijos šalių ir Šiaurės šalių standą. Ir iš tikrųjų mano kelionė su šituo renginiu prasidėjo dar 2018 metais. Ir tada viskas atrodė visiškai kitaip, nes Baltijos šalis buvo išsimėčiusios po visiškai skirtingas vietas didelėje salėje ir aš atvykusi iš karto nuėjau susipažinti su savo kaimynais. Tiesiog turėjau gerai jų paieškoti tame visame šaršalyne. Ir iš tikrųjų įvyko taip, kad neatskrido daugelio delegacijų bagažas. Ir estai turėjo tokį labai didžiulį stendą, jis buvo visiškai baltas, nes nebuvo nei leidinių, nei dizaino, ką galėtų jie pasikabinti ant savo sienų. Ir ten tiesiog sėdėjo Music Estonia vadovas, visiškai nuleidęs galvą liūdnas. Ir aš tiesiog jo paklausiau, o kodėl mes visi esame atskirai. Ir iš tikrųjų jau kitais metais, būtent čia Tamperėje, 2019 metais, mes pristatėme pirmąjį jungtinį Baltijos šalių paviljoną. Ir turbūt šauniausias šitų bendradarbiavimų rezultatas yra ir koncertai, kurios pagaliau galime visos trys šalis turėti pagrindinėje programoje. We are from three different countries. This is Liene from Latvia, I'm Laurita from Lithuania, Vineta from Latvia, and Marion from Estonia. So it's not just sisters, you know, but it's three countries actually having really friendly relationship and hugging each other all the time. Tai esam beproto dėkingi visiems mus finansavusiems už šitą galimybę ir labai tikimės, kad ateityje Lietuva irgi galės puikiausiai dalyvauti tokio lygio renginyje, kur yra daugiau negu 100 šalių. Tai tikrai noriu įkvėpti visus daryti, stengtis, nes tiesiog mes esame čia labai girdimi, mes esame visų tikrai geri draugai, įdirbis didžiulis, tiesiog kviečiam jungtis.